Labą dieną dar kartą visiems susirinkusiems. Malonu, kad čia dalyvauja, man atrodo, pagrindiniai mūsų sistemos dalyviai, pradedant pacientų organizacijom, gydytojai, valstybinės ligonių kasos atstovai, ministerijos atstovai, sveikinam atėjusius ir Seimo atstovus. Ir kadangi nėra labai daug laiko toliau įvadą kalbėti, todėl aš noriu tikrai padėkoti už organizatoriams konferencijos, už galimybę dalyvauti šioje konferencijoje. Tai puikiai viskas organizuota ir leiskit pradėti mūsų pranešimą. Pranešime mes stengsimės paliesti tuos pagrindinius klausimus, kuriuos mes nagrinėjome ir mūsų asociacijos ataskaitinėme suvažiavime. Tai yra svarbiausia finansavimo, nepakankamo finansavimo klausimas, tai iš to sekančios problemos visoje sistemoje ir toliau pranešimą tęs mūsų kolegos bendraautorė Mykolas Truncė ir kiti čia šitos konferencijos dalyviai. Pranešimo pagrindinės temos yra šios nepageidaujamos pasekmės ir problemų šaknys ir sprendimai, sėkmės istorija, na ir kreipimasis, norim užbaigti konferenciją, kreipimosi į savivaldybės, ministeriją, valstybinę ligonių kasą ir kitus socialinius partnerius. Taigi apie nepageidaujamas pasekmes sveikatos sistemoje. Pagrindinės pajamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kaip matote, ženkliai per paskutinius 3 metus nepasikeitė. Ir čia žalsva kreivė rodo finansavimą šiais metais. Jis ženkliau šiek tiek galbūt geresnis negu mėlyna kreivė parodytoj čia, bet ženkliau nesiskiria nuo ankstesnių metų finansavimo. Pagal tai, kaip viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos baigia šių metų pirmą pusmetį, puikiai iliustruoja šitą skaidrę. Kaip matote, pačias didžiausius nuostolius turėjo rajoninės ligoninės, taip pat nemažus universitetinės, regiono ir rajoninės ligoninės. Tuo tarpu be nuostolių, tai yra dirbo pelningiau arba arti to, tai poliklinikos, pirminės sveikatos priežiūros centrai, greitosios medicinos pagalbos stotis. Šitą skaidrę kilo man mintis prieš tai pranešėjas labai vaizdžiai palygino su automobiliu. Nežinau, kam kilo problema pavaizduoti mūsų finansavimą per paskutinius šitos metus. Galbūt autorė čia, man atrodo, ir yra. Bet ta kreivė man primena duobėtą kelią ir kadangi ten lygino su automobiliu ir naudingo veikimo koeficientu, man atrodo, kad mūsų sveikatos sistema per šitą duobėtą kelią, kaip čia pavaizduota nuo 9 metų, kai finansavimas buvo, vadinkim, lygus balo vertė vienetui, tai yra 100% apmokama buvo mūsų paslaugos, tai dabar nuo 81, 89 ir kitaip. Tai tas nelygus kelias, kurios rieda mūsų sveikatos sistemos vežimas, aš pasakyčiau tikrai su pusiau pripustomis padangomis. Ir aišku, kad ilgai taip būti negali, kadangi arba padangos sudėvėsim, arba ratlankius, arba patį vežimą. Reikia kažką keisti būtinai. Aišku, nepakankamo finansavimo pasekmės pirmiausia atsiliepia sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, kadangi įstaigose apie 70 ir daugiau procentų, 75, net kai kuriuos iki 80%
išlaidų su darbo užmokesčio fondas. Taigi, per paskutinius nuo 5 atlyginimo kelimo etapo, kuris vyko 8 metais, kaip matote, darbuotojų uždirbis nedidėja, o per paskutinius metus gydytojų netgi 0,5% sumažėjo, o slaugytojų apie 1% padidėjo. Bet tai sietina su tuo, kad paskutiniais metais padidėjo minimalus atlyginimas ir, aišku, reikėjo palyginti ir slaugytojams kai kurioms atlyginimus. Tai vienas iš rodiklių, kodėl padidėjo. Taigi nepakankamo finansavimo klausimai išlieka pačiu svarbiausiu uždaviniu mūsų asociacijai. Čia daugelis dalyvių buvo mūsų asociacijos narių. Jie jau girdėjo šitas problemas. Reikia sakyti, kad reikia mums pripažinti, kad tai yra ne tik tai mūsų šalies problema. Visose ES šalyse, kalbant apie sveikatos sistemą, kalbama, kad tai yra kad krizinė situacija, netgi rengiamos konferencijos. Šiuo metu ir Europinė asociacijos konferencija būtent apie ligoninių veiklą kritinio finansavimo atvejais. Todėl krizės situacijoje kiekvienas geras patarimas yra tikrai labai vertas dėmesio. Ir kyla klausimas, ar galima esant nepakankamam finansavimui laikytis kokybės indikatorių, o kokybės vertinimas turėtų būti tikrai atsižvelgiamas į realias finansavimo sąlygas. Turiu pasakyti, kad teigiamų poslinkių yra ir jų imasi ir sveikatos priežiūros įstaigos pirmiausia, ir valstybinės ligonių kasos pateiktose lentelėse matyti, kad šiek tiek efektyviau dirba sveikatos apsauga. Ta prasme, kad stacionarinių paslaugų skaičius šiais metais truputį didėja, taigi stacionarinių paslaugų suteiktų skaičius nedaug didėja, nedaug mažėja. Žinoma, ir biudžeto išlaidos atitinkamai pasiskirsto. Stacionarinių paslaugų palyginus su pereitais metais šiek tiek išlaidos sumažėjo, o ambulatorinėms paslaugoms išlaidos nedaug padidėjo. Nepakankamo finansavimo problema yra ir medicinos darbuotojų trūkumas šalyje. Labiausia trūksta periferijoje ir didmiesčiuose, jeigu 10 000 gyventojų tenka 51 gydytojas, tai, kaip žinome, periferijoje jų skaičius 3 kartus ir daugiau mažesnis. Dėl to, aišku, kad ir nevienodas paslaugų prieinamumas šalies sveikatos priežiūros įstaigose. Net nemalonu pabrėžti, kad apie 30–40% kai kurių specialybių gydytojų yra garbaus, tai yra pensijinio amžiaus. Nerima kelia ir jaunų specialistų nepatenkintų esamą situaciją šalyje emigraciją. Žinoma, irgi susijusi su nepakankama finansavimu, nepakankama turbūt galimybė pritraukti jaunus specialistus į periferiją, ypač į rajonus, ir netenkina specialistų ir požiūris galų gale juos atėjusius į darbą. Ir viena iš tų priežasčių, kad atėję jauni specialistai, rezidentai ne visai gali pritaikyti savo žinias praktikoje dėl to, kad trūksta įrangos,
trūksta galimybių naudotis kitom šiuolaikiniam technologijom sveikatos priežiūros įstaigose. Kol kas dėja kompleksinių priemonių, tai darbo užmokesčio srity, keliant jį, teikiant socialinės garantijas ir palankaus požiūrio į medikų srity, išlaikyti specialistų šalyje nėra. Mes manom, asociacija mano, kad būtina keisti esamą situaciją ir kuo greičiau. Ir tai verčia. Buvo ir kalbėtojų anksčiau sakyta, tai didėjanti populiacija ir senstanti beje populiacija žmonių, mažiau lėšų sveikatos apsaugai, daugiau sudėtingų technologijų, kurios irgi kainuoja gana brangiai, didėjantis lūkesčiai, pacientų lūkesčiai ir visos visuomenės lūkesčiai, didėja ir konkurencija tarp gydymo įstaigų ir profesionalų trūkumas, tai kas jau minėta. Žinoma, žmonės irgi tampa mobilesni, kaip žinot, berods nuo rytojaus įsigalioja ir pacientų Europos direktyvos, kur galime tikėtis ir atvykstančių užsienio pacientų, galų gale ir mūsų pacientams kitos galimybės teikti pagalbą kitose šalyse atsiveria ir tai irgi reikalauja atkreipti dėmesį į esamą padėtį. Kokia turėtų būti ateitis? Ar patenkinti mūsų sistemos dalyviai esamą situaciją? Ar patenkinami mūsų lūkesčiai, tai pacientų dėl prieinamumo, dėl stokos, dėl efektyvumo, gydymo stokos, dėl kitų dalykų, aišku, kad pacientai nėra patenkinti. Man atrodo, kad išgirsim, čia yra ponia Augustinienė. Medikai dėl mažų atlyginimų, dėl jų požiūrį, jų specialybę, dėl kitų dalykų irgi nepatenkinti. Įstaigų vadovai, aš kalbu jų vardu, irgi tikrai nepatenkinti esamą situaciją. Jeigu šitiek įstaigų baigia su neigiamu finansiniu rezultatu, tai yra nesubalansuodami savo įstaigų balansų. Ar pilnai atsispindi tai visuose lygiuose? Deja, dažniausia tik tai tarpusavio diskusijose. Visuose valdžios lygiuose ne visada apie tai kalbama, ne visada galų gale valdžia tęsi savo pažadus. Mūsų tikslas turbūt ir šiandien dalyvavimas šioje konferencijoje, kad pagaliau būtų geranoriškas ir konstruktyvus bendravimas. Pirmiausia, tarp atskirų valdžios institucijų, su sveikatos priežiūros įstaigomis ir su pačiais, su bendruomenė, su pacientais ir gydytojais. Ką galima pasiekti konstruktyviais dialogais? Man atrodo labai daug. Jeigu mes visi rūpinimsimės pačiais svarbiausiais mūsų sistemai klausimais ir geranoriškai padėsim vieni kitiems, man atrodo, kad eilė tų klausimų, apie kuriuos šiandien kalbame, galima išspręsti. Be abejo, tokiu atveju, jeigu tikrai finansavimas greitų laiku negerės, mes vis vien raginame ir šią vyriausybę, kaip ir ankstesnės visada, ieškoti papildomų šaltinių sveikatos priežiūros įstaigoms finansuoti. Nes įkainiai kol kas ženkliai mažesni už realiai įstaigų pasiekimus kaštus. Dėl sumažinto paslaugų apmokėjimo reikia įteisinti, būtinai įteisinti priemokas, kad jie priartėtų prie realių kaštų apmokėjimas, atlyginimas įstaigoms, kompensuoti priemokas socialiai pažeidžiamoms žmonių grupėms, įvesti fizinių asmenų savanorišką papildomą sveikatos draudimą, sudaryti sąlygas savanoriškam draudimui veikti. Tai yra gyventojams ir darbdaviams draustis ir siūlyti draustis ir vykdyti draudimą. Ačiū uždėmesi. Perduodu mikrofoną
Sveiki, gerbėmieji. Aš tikiu, kad jūs dirbate šitoje sferoje, daug šitokių problemų žinote. Norėčiau pateikti visai kitokį matymą į visą tai, kas vyksta mūsų šalyje šiandien. Iš vadybinių pozicijų ir žiūrėdamas į tą visą sistemą kaip privalomo sveikatos draudimo mokesčio mokėtojas. Štai va čia yra dalis problemų paimtų iš sveikatos sistemos plėtros 7-15 metų matmenų, kurios pagal šitą apribojimo teorijos principą, kurios mokotės šiandien ryt ir poryt mokysitės, jos yra sudėliotos į dabartinį realybės medį, angliškai Current Reality 3, kurį ankstesni pranešėjai minėjo, tam, kad surasti šakninę problemą. Pagal apribojimų teoriją visos problemos paimtos iš vienos sistemos yra tarpusavį susijusios pagal priežasties pasekmės ryšį. O tai reiškia, kad jos turi ir pradžią, ir pabaigą. Kiekvienoje sistemoje egzistuoja viena, dvi šakninės problemos, kurios sukelia visas likusias problemas ir galutinę nepageidaujamą pasekmę. Taigi, norint išspręsti visas sistemos problemas, pakanka išspręsti šakninės problemas, likusios problemos išsispręs pačios. Ir šitoj vietoj, kad būtų vaizdžiau, mes parodysim jums filmuką. Ar šitas? Gerai. Tai garsas biškiai vėliau atsiranda. Garso, kadangi nėra, tada aš pabandysiu pakomentuoti. Jo, tai dėl techninių nesklandumų. Vienu žodžiu, tos visos problemos, kurios buvo išvardintos, jos yra dėliojasi pagal priežasties pasekmės ryšį. Ir taip yra surandama visų problemų pradžia ir pabaiga. Specialistų trūkumas atsiranda iš mažo darbo užmokesčio. Jeigu trūksta finansinių išteklių, tada mažas darbo užmokestis, įstaigos negali įsigyti brangios reikalingos įrangos. Ir visas šitas dabartinis realybės medis konstruojasi pagal šitą logiką. Viskas veda nepakankama paslaugų prieinamumas ir kokybė. Galutinė nepageidaujama pasekmė. O galima paspartinti kaip nors čia? Gerai. Tai aš pats tada. Tai va, matote, nepakankama sveikatos priežiūros įstaigų vadyba sukelia visas likusias problemas, kurios yra šitoj sistemoje egzistuoja. Ir galutinė nepageidaujama pasekmė, kuri egzistuoja, reiškia nepakankamas prieinamumas ir kokybė. Čia Stasys kalba, šitas filmas yra sukurtas 11 metais, mes, kadangi kalbos nėra, praleisim. Gerai. Kad pasiekti gerą paslaugų kokybę, mes turime, reiškiasi, pakeisti šakninę problemą. Šitoj vietoj galim ir sustoti. Neina pasižiūrėti. Gerai. Va. Viskas. Atsiprašau už techninius nesklandumus, pabandysime pratęsti prezentaciją, ten bus apie tai truputį dar kalbama. Taigi, šakninė problema, nepakankama gera sveikatos priežiūros įstaigų vadyba. O galutinė nepageidaujama pasekmė yra nepakankama sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Taigi, norint išspręsti galutinę nepageidaujamą pasekmę, reikia spręsti šakninę problemą.
Kai bus gera sveikatos priežiūros įstaigų vadyba, tai ir 4 milijardai litų skirtų paslaugoms teikti bus patikimuose rankose. Iš kur atsiranda nepakankamai gera sveikatos priežiūros vadyba? Visų pirma, tai nepakankama dabartinių vadovo vadybos kompetencija. Mes darėm 11 metais tyrimą, apie 90% iš jų turi medicininį išsilavinimą. Valdyti įstaigą, kurioje yra 2,5 tūkstančio žmonių, tikrai ne medikas turi. Vadybininkas, gal jis turi turėti mediko išsilavinimą, gal neturi. Čia kitas klausimas, bet vadybos žinios yra būtinos. Ir antra didžiausia, sakykime, tokia neigiama priežastis, tai yra nėra aiškaus ir reglamentuoto valdymo modelio. Apie jį truputį vėliau kalbėsiu. Iš kur neatsiranda nepakankama vadovo vadybos kompetencija? Kaip sakiau, vadovai turi medicininį išsilavinimą ir vadovai neturi jokio spaudimo kelti vadybinę kompetenciją. Kodėl neturi? Todėl, kad dauguma ASP savininkų neturi pačios vadybinės kompetencijos. Savininkai tai yra savivaldybių atstovai tarybose, kurie turėtų užduoti toną. Toliau, savininkai nekelia įstaigoms strateginių tikslų ir jų matavimo kriterijų. Kiekviena įstaiga turėtų turėti savo strateginius tikslus. Toliau, vertinant valdymo kokybę taikoma padriki pažangos matavimo rodikliai. Džiaugiuosi, kad Sveikatos apsaugos ministerijoje jie atsirado, tai yra žingsnis į priekį. Sekantis žingsnis būtų kompleksinis juos padaryti. Toliau, vadovo atrankoje taikomi nepakankami reikalavimai kandidatų vadybiniai kompetencijai. Ir nepakankama vadovo motyvacija. Kaip pasiekti gerą vadybą? Visų pirma, turi būti aukšta vadovo vadybos kompetencija, aiškus ir reglamentuotas valdymo modelis. Kad pasiekti šitą kompetenciją, tai čia mes turėtumėm jiems vadybinį išsilavinimą suteikti. Mano yra siūlymas, kad dabartiniai vadovai, kurie dirba, turėtų praeiti, kaip išlyginamą į kursą, magistratūros ar ne. Ne vieną jų mes neturim teisės, reiškia, atleisti iš darbo, jeigu jie neturi kompetencijos, bet mes privalom sudaryti sąlygas jiems patobulėti. Ir įdaryti į motyvavimo sistemą paskatas, kad jie vadovai nuolat tobulintų savo vadybinę kompetenciją. Ir tam reikia pačių savininkų pakelti vadybos kompetenciją. Toliau, kad savininkai iškeltų įstaigoms strateginius tikslus, nustatytų jų matavimo kriterijus. Ir vertinant valdymo kokybę, taikyti susietus pažangos vertinimo kriterijus. Ir atrankoje griežtai turėtų būti griežti reikalavimai kandidato vadybiniai kompetencijai. Va šitą punktą galima būtų, sakykime, po 3 ar 5 metų duoti laiko žmonėms įgyti vadybinę kompetenciją ir motyvuoti. Kodėl tokia yra svarbi įstaigos vadovo pozicija? Todėl, kad yra labai sudėtingoje sistemoje jis dirba. Vadovauja SAM, finansuoja TLK savivaldybės ir taip toliau, savininkas savivaldybės, labai daug ligų, apie 20 000 ir jų gydymo algoritmų. Labai didelė pacientų įvairovė. Besikreipiantys pacientai turi skirtingą sveikatos būklę. Labai daug rankinio darbo. Kiekvieną pacientą turi gydytojas ir slaugytoja, ta prasme, sakykime, teikti jam paslaugas. Labai daug dirbančių žmonių įstaigoje, šimtai ir tūkstančiai. Įsivaizduojate, jeigu versle jau didelė įmonė prasideda nuo 250 žmonių ir daugiau ir ten taikomi ypatingi reikalavimai, tai sveikatos priežiūroje tai yra norma. 2, 3, 400, 1,5 tūkstančio, 2,5 tūkstančio žmonių dirba įstaigose. Į kokias rankas mes patikim valdymą tų žmonių? Yra labai daug apribojimų. Kokį išsilavinimą turinčiam turi būti patikėtos tokios vadovo pareigos? Kokia valdymo sistema turi būti sukurta vadovui pagalba? Kam turi būti atsakomybė skiriama vadovui ar sistemai? Pagal kokybės tėvą Demingą 95% klaidų kyla dėl sistemos kaltės, 5% dėl žmogaus. Dėl to truputį pristatysiu modelį, kaip aš jį matau. Jis yra paimtas kaip pagrindas iš valstybinių įmonių valdymo modelio. Ir čia turėtume išskirti nuosavybės lygmenį, strateginį ir priežiūros įstaigos lygmenį ir vykdomąjį lygmenį.
Jeigu nuosavybės lygmuo turi nustatyti misiją, finansinius rodiklius, skirti tarybos narius ir vertinti jos veiklą, skirti audito įmonę. Strateginis priežiūros lygmuo atstovauti turi visų interesų grupių ir įstaigos interesus, tvirtinti įmonės strategiją, prižiūrėti įmonės vadovybės veiklą, skirti atleisti įmonės vadovus. O vykdomasis lygmuo, tai yra vadovai, turėtų vadovauti kasdienį įmonei veiklai ir atsiskaityti įstaigos tarybai. Ir pagal visą šitą vaidmenis būtų tokie savininkai, tai yra savivaldybių atstovai ir samas turi atstovau savininko teisės kai kuriuose didesnėse ligoninėse. Čia turėtų būti sukuriama taryba valdymui, tai taryba yra netikrinimo, o pagalbos, vadovui pagelbėti turi, reiškiasi, valdyti tokią įmonę, o vadovas, jeigu didelis įmonės, gali turėti ir valdybą savo. Kokios pagrindinės dabar aš matau valdymo problemas? Pirma problema tai yra neteisinga įstaigų misija, kurią deklaruoja gal 95% įstaigų. Antra, nėra formuojami siektini finansiniai rodikliai. Mes turim užduoti tikslus, kad įstaiga turi sutaupyti ten 5% lėšų, įstaiga turi pagerinti paciento aptarnavimo laiką 10% ir taip toliau. Kol mes jų tokių tikslų nekelsim, tol jie ir teiks tas paslaugas, bet nesieks rezultatų. Taigi nėra aiškių strateginių tikslų ir matavimo kriterijų. Neaiški, neefektyvi valdymo struktūra, nekompetitinga, nereprezentatyvi taryba, tai joje nėra, sakykime, pacientų atstovų. Menkas veiklos skaidrumas ir atskaitumas. Dabar apie misiją, kaip aš kaip mokesčių mokėtojas suprantu misiją. Čia įsivaizduokite, kad čia esame mes visi tie, kurie mokame mokesčius. Taip, aš jį vadinu solidarumo indėlis, dabar jis vadinasi privalomas sveikatos draudimo mokestis. Šiaip apie sąvokas reikėtų pagalvoti, jeigu mes norim, kad visuomenė būtų labiau linkusi investuoti. Taip, kitas mokestis yra vartojimo kainos dalis, kurį mes sumokame visi vartodami produktus arba pirdami prekes ar kainas. Viskas, kas į tą kainą įeina, papuola į įmonių savikainą ir per šitą mokestį mes surenkam pinigus, kurie paskui pasivadina PSDF fondas, privalomo socialinio draudimo fondas, taip, ir kurios tos pinigus duoda, sakykime, sveikatos priežiūros įstaigai. Ir tada jau visi žmonės, kurie yra mokesčių mokėtojai, ir kartu mes esame ir pacientai, galime kreiptis ir gauti paslaugas. Kokia būtų paskirtis, žvelgiant šitaip, į sveikatos priežiūros įstaigą? Jūsų manymu, kokia būtų misija? Ir kas ją turi nustatyti, misiją? Aš suprantu taip, kad tie visi žmonės, kurie duoda pinigėlių savo, tai sistemai, jie turi nustatyti reikalavimus, kaip ta sistema turi veikti. Tai yra misija, įstaigos paskirtis. Dabar skelbiama misija yra teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Taip, o turėtų būti pagal mane. Kaip įmanoma greičiau ir minimaliausiais kaštais atstatyti darbingumą ir sveikatą. Ar taip? Solidarumo mokestį mes mokame, surenkam pinigus tam, kad būtų teikiamos paslaugos, o kam paslaugas teikiam? Tai pačiai visuomeniai, kad mūsų bendruomenės narys, kolega būtų darbingas, kurtų pridėtinę vertę. Ir taip mes viens kitam daugiau dirbdami ir padėdami, tik mes kaip šalis galim sustiprėti. Esminis skirtumas – procesas ir rezultatas. Jeigu pirmu atveju yra procesas teikti paslaugas ir nėra jokių vertinimo krūtėlių, ir negalime mes jų pamatuoti, suprantat? O pagerinti galim tik tai, ką galim išmatuoti. Strategijos logika, kokia turėtų būti sukonstruota kiekvienoj įstaigoj. Nusistato misija, vizija, strategija, taip? Tada klausim, kas yra savininkas. Nes savininkas turi tą misiją nustatyti. Jeigu savininkas yra mokesčių mokėtojas, tai jis tada turi nustatyti tą misiją, kurią aš sakiau, kaip savininko pozicija. Taip.
Ir savininkas turi užduoti finansinius rezultatus. Jis turi pasakyti įstaigos vadovui, kad vat brolau, yra blogi laikai, mes neturim pinigų, turi išsitekti sumažinti kaštus. Tai yra užduotis būtent savininko nurodymas įmonės vadovybei. Tai yra finansinė perspektyva. Finansinė perspektyva yra labai svarbi visiems mums, nes yra riboti ištekliai ir mes juos turim panaudoti labai efektyviai. Kad pasiekti finansinius rodiklius, tada jau klausimas, ką mes turim pasiūlyti vartotojui tokio, kad jisai galėtų ateiti pas mus ir pasinaudoti mūsų paslaugom. Tada klausimas, kam skirta sveikatos priežiūros įstaiga. Logiškai mąstant pacientams. Kur jūs matėt valdyme, sveikatos priežiūros įstaigos valdyme taryboje pacientų? Kiek aš žinau, tai nelabai ten jų yra. Kai mes žinom, kokios paslaugos vartotojui mes suteiksim ir už kurias jisai sutinka mokėti pinigus, tai tada mes turim sutvarkyti procesus. Kad tie procesai atitiktų vartotojo, šiuo atveju paciento poreikius. Vat apie procesų perspektyvą, ką turime padaryti, šiandien, rytoj ir poryt kalbėsime. Tai yra tai yra priemonės, kurios čia yra tikrai neįkainuojama galimybė mums visiems už praktiškai simbolinius pinigus susipažinti su pasaulinio lygio ekspertais ir jų patirtim ir kaip tai yra taikoma. Tai va, dabar, kai mes žinom, kokius procesus mes turim padaryti, mes galim tada pasižiūrėti, o ko mums reikia, kad tie procesai būtų įgyvendinti. Tai yra, kokias žmonės turėtų turėti kompetencijas, kokios turi būti informacinės technologijos, duomenų bazės ir programos ir kokia turėtų būti organizacinė kultūra organizacijoje, kad jie galėtų įdiegti tos pokyčius, aptarnauti, valdyti gerai procesus, aptarnauti vartotojus ir pasiekti tos finansinius rodiklius. Taigi dabar strategijos nustatymui čia tokia hipotetinė, parengsime stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizę ir dabar kaip aš matau, reiškiasi sveikatos priežiūros įstaiga pagal finansinę perspektyvą. Stiprybė yra, kad finansavimas yra skiriamas, silpnybės nepakankamas, galimybės yra galimybė teikti mokamas paslaugas, grėsmės finansavimas ir litų perkamoji galia mažės. Iš pacientų pusės. Pacientai yra pritvirtinti prie įstaigos bent jau pirminiam lygiai. Toliau silpnybės, jos įstaigos nėra orientuotos į pacientą. Galimybės yra nepatenkintų pacientų poreikių, kurios galima būtų tenkinti ir tenkinti. Toliau grėsmės pacientai yra linkę rinktis privačias įstaigas, todėl kad požiūris ten kitoks. Procesų perspektyva. Griežtai laikomasi gydymo algoritmai, procesai nėra orientuoti į pacientą, va čia yra silpniausia vieta. Ir būtent šitą dalyką reikėtų spręsti su naujom šitom žiniom ir tęstinumu. Galimybės valdyti pacientų srautus pagal apribojimą, toliau pacientų grėsmės yra pacientų teisinis raštingumas didėja. Ir čia yra pavojai. Mokymosi ir augimo perspektyva. Įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos medikai, tikrai visi su aukštaisiais ir gal su dviem. Darbuotojai turi menkus vadybinius gebėjimus, tai yra silpnybė. Galimybės yra informacinių technologijų potencialas. Grėsmės specialistai renkasi privačias įstaigas dirbti. Taigi, pasinaudojant šito visą analizę galime padaryti strategiją. Pirma būtų produktyvumo didinimas. Turimus įstaigoje aukštos kvalifikacijos specialistus, apmokyti vadybos ir sustiprinus jų vadybinius gebėjimus, pertvarkyti procesus orientuojant į pacientą ir pertvarkyti pacientų srautų valdymą pagal įstaigos apribojimą tam panaudojant informacinių technologijų potencialą. Kita kryptis – pajamų didinimas. Turimus įstaigoje aukštos kvalifikacijos specialistus mokyti rinkodaros ir išsiaiškinus nepatenkintus paciento poreikius parengti naujas mokymas paslaugas. Tokia strategija mažintų patiriamus kaštus, orientuotų įstaigos veiklai į pacientus, didintų pajamas, kartu būtų išvengta tokių grėsmių kaip pacientų specialistų nutekėjimas į privatų sektorių. Čia yra pavyzdys, koks turėtų būti žemėlapis, jis turi turėti finansų sritį, pacientų sritį, procesų sritį, mokymosi ir augimo sritį. Kokie yra uždaviniai šitų problemų sprendimui? Visų pirma, savininkai turi turėti reikiamą vadybos kompetencijos lygį, iškelti strateginius tikslus ir matuoti pažangą,
visus įstaigos siekinius suderinti su visos sveikatos sistemos siekiniais. Vadovo atrankoje taikyti griežtus reikalavimus vadybiniai kompetencijai. Parengti vadovo motyvacijos sistemą. Parengta patvirtinti aiškus ir reglamentuotas įstaigų valdymo modelis. Patys vadovai turi turėti reikalingą išsilavinimą. Taip, ir Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga imasi šių uždavinių sprendimo koordinavimo vaidmens. Ir dabar, kad nebūtų jums viskas anglų kalba, kad jūs žinotumėt, kad Lietuvoje yra diegiamas lynas, apribojimų teorija ir procesai, tai mes pristatysim jums sėkmės istoriją iš Lietuvos. Labadiena. Aš esu Miglė Grigalevičienė, atstovauju Valstybinį patologijos centrą ir mane pakvietė Mykolas papasakoti mūsų įstaigos patirtį, kaip mes diegiam vadybinius sprendimus, siekdami pagerinti veiklos našumą ir kokybę. Tai Mykolas minėjo, kad vadovai Lietuvoje mažai turi vadybinės kompetencijos, tai noriu pasakyti, kad tai tikrai ne apie mūsų įstaigą. Ir tiesiog trumpai pasidalinsiu mūsų patirtimi. Valstybinis patologijos centras veikia jau daugiau negu 30 metų, atliekame patologijos tyrimus, biopsijas ir citopatologinius tyrimus atliekame daugiau negu 200 gydymo įstaigų iš Lietuvos, taip pat retus tyrimus atliekame Latvijos, Estijos, dar ir Kirgizijos gydymo įstaigoms. Turime apie 100 darbuotojų, tyrimo apimtis yra apie 100 000 atvejų per metus ir gal šiandien šiek tiek, kaip ir minėjau, norėsiu pakalbėti ne apie problemas, kurios yra, bet kokios yra galimybės ir kad jas galime išnaudoti. Mūsų įstaigoje vyksta gamybinis procesas, gavę paciento mėginį, mes pagaminame diagnozę. Tai procesas paprastai įstaigoje, kaip jau minėjau, pirmame pranešime vyksta vamzdžių principų ir tas procesas yra išsišakojęs, turi visokias kilpas ir turbūt kiekvieno vadovo tikslas yra sumažinti tas kilpas, sumažinti darbo pikus, sumažinti bereikalingos veiklos mastus ir padaryti tą procesą kiek galima paprastesnį, atkimšti, žodžiu, tos vamzdžius ir kad procesas būtų tolygus. Mūsų, kaip Valstybinio patologijos centro, ilgalaikis tikslas yra tolygi bepopierinė gamyba, kam mes naudojame kai kurios vadybos įrankius ir koncepcijas, apie kai kurios trumpai pakalbėsiu. 10 metų turime Amerikos patologijos kolegijos kokybės sistemos patirtį. Ta patirtis mus išmokė standartizuoti veiklą, dokumentuoti, padėjo pasiekti optimalios tyrimų trukmės. Nuolat pasitikriname savo pozicijas, vykdome klientų apklausas, tai yra geriausias mūsų vertinimas ir inovacijų variklis. Žinome, ką apie mus galvoja kiti, nesame užsidarę savo kiautę ir tikrai negalvojame, kad čia esam tobuli ir nebėra kur tobulėti. Taip pat jau keletą metų pas mus veikia personalo motyvacijos sistema, ją truputėlį vėliau dar papasakosiu, esame įdiegę Lean kultūrą, išnaudojame IT galimybės, technologinės inovacijas, kiek tai leidžia finansiniai ištekliai ir taip pat naudojame inovatyvius komunikacijos bendradarbiavimo sprendimus, nes kaip žinia, daugumas procesų stabdosi arba tiesiog projektai kažkokie nevyksta dėl paprasčiausio nesusikalbėjimo. 2011 metais pradėjome diegti Lean procesą. Iš tiesų, tai tikrai nėra kažkoks kosmosas, tai yra labai pritaikoma sveikatos priežiūros įstaigoje ir mums pavyko įtraukti daug mūsų įstaigos darbuotojų. Iš tiesų yra smagu, kad pavyko atlikti tikrai efektyvių pokyčių, pradedant tokiais kaip ir gal smulkiais, nuo patalpų išdėstymo, išvengiant ilgo vaikščiojimo tarp procesų, atsisakant didelių atstumų tarp susijusių proceso grandžių, susitvarkėme darbo vietas, kad kiekvienas daiktas turėtų savo vietą, nereiktų klausinėti kolegų, kur yra tas, kur yra anas. Taip pat atsisakėm perteklinių veiklų, registruojam defektus, jūs koreguojam, išnaudojam informacinės sistemas, kuriame šablonus,
daug naudojame barkodų mūsų procese. Taip pat lyno dėgymo metu gimė tokia idėja be popierinės citologijos, tai reiškia, mes gauname citologinį mėginį kartu su popieriniu lydraščiu. Anksčiau tas lydraštis kartu su mėginiu vaikščiodavo po visas laboratorijas. Taip reikėdavo nuolat rūšiuoti, atrinkti, kuris mėginys prie kurio lydraščio. Dažnai būdavo taip, kad pas patologą patenka mėginys, o lydraštis kažkur atsiliko. Tai šiuo metu lydraščiai yra skanuojami registracijos metu. Konkretaus atvejo lydraštis yra prisegamas prie konkretaus atvejo informacinėje sistemoje, o popierius gula tiesiog į dėžę ir iš karto keliauja į archyvą, o gydytojas patologas gali bet kada atsidaryti tyriamąjį atvejį ir jeigu jam trūksta kažkokios informacijos, pasižiūrėti. Taip pat esame įdiegę motyvacinę sistemą, nors esame viešosios įstaigos dalis, bet galvojame, kad motyvacija darbuotojų yra labai svarbus veiklos efektyvumo variklis. Tai kaip ir visos turbūt gydymo įstaigos turime pastovėją atlyginimo dalį ir įvedėme kintamą atlyginimo dalį. Jis tiesa nėra labai didelė, bet labai ženkliai motyvuoja darbuotojai stengtis. Parengėme tokias sistemas skirtingas atskiroms darbuotojų grupėms ir orientuojame jas tiek į kolektyvinį indėlį, tiek į individualų darbą. Tarkime, jeigu yra vidurinysis personalas, juos motyvuojame už bendrą tyrimų trukmę ir individualiai už jų dirbtų dienų skaičių. Gydytojai patologai gauna kintamą dalį už taipogi bendrą tyrimo trukmę, nes mūsų vienas iš svarbiausių rodiklių yra tyrimo atlikimų trukmė ir už atsakytų tyrimų skaičių atsižvelgiant jų sudėtingumo balą. Ką mes pamatėme įvedę tą sistemą, kad ji iš tiesų veikia, kai anksčiau mes girdėdavom, kad nespėjam, jau laikas namo, ar duokė daugiau etatų, nes nebepajėgiam padaryti, dabar mes jau kokius 4-5 metus to negirdim. Ir visiškai nebėra poreikio didinti žmonių skaičių, nes žmonės žino, kad fondas yra toks, koks jis yra ir jeigu padaugė žmonių, jį tiesiog reiks tą pyragą dalintis į daugiau dalių. Kokia dar inovacija mūsų šiais metais tik įdiegta, tai yra automatizuota darbo paskirstymo sistema. Mes gauname mėginius iš įvairių Lietuvos įstaigų ir labai sunku prognozuoti tą srautą ir paskirstyti darbų specialistams. Tai pasitaiko turbūt visose įstaigose taip, kad vienas specialistas yra apkrautas iki begalybės, o kitas tuo metu kaip ir neturi ką vykti. Tai kadangi pas mus visi procesai yra automatizuoti, viskas yra vedama į kompiuterinę sistemą, tai pavyko sudėtingų algoritmų būdų sukurti tokį mechanizmą, kur pati sistema automatiškai paskirsto krūvį tarp specialistų atsižvelgiant į jų kompetenciją ir užimtumą tuo metu. Tai ta sistema veikia kaip susisiekiančių indų principų, jau baigiu. Ir kadangi tai yra susieto su motyvacinė sistema, tie, kurie dirba daugiau, greičiau, jie turi galimybę uždirbti mažiau. Tie, kurie nori kažką kitą vykti arba tiesiog jų lėtesnis tempas, jie gali irgi tokį rinkti sprendimą. Tai tiek ir norėjau užbaigti, kad mūsų sėkmės garantas tai yra mūsų personalas ir turbūt nepaslaptis, kad inovatyvos lyderiai ir profesionali komanda kūrė vertę įstaigoje. Aišku, sistema yra labai svarbi, bet sistema irgi kūrė žmonės. Tai labai ačiū. Jeigu kam įdomu, kviečiam pas mus apsilankyti ir turim dar dalomosios medžiagos apie mūsų inovacijas. Jeigu kam įdomu, galite paskaityti. Ačiū. Kad turėtume daugiau žinių, tai ten yra 3 lapai susekti, galite pasiimti, jų patirtis detaliau aprašyta. O iš viso to, ką mes kalbėjom dabar, mes norim paskelbti jums kreipimąsi į savivaldybės ir SAM kaip savininkus, į ligonių kasas kaip finansuotojus, į nevyriausybinės organizacijas kaip aktyvius dalyvius šito proceso. Viešojo sektoriaus efektyvumo konferencijos dalyviai. Suprasdami, kad Lietuvos piliečių darbingumo ir sveikatos išsaugojimas yra svarbiausias ir bendras visų mūsų reikalas,
kreipėsi į visas suinteresuotas šalis – savivaldybės, SAM, VLK, LGVS, gydytojų sąjunga, profesinės sąjungas, kitus socialinius partnerius, kviesdami prisidėti prie sveikatos sistemos tobulinimo įgyvendinant sekančias rekomendacijas. Pakelti savininko kompetenciją, iškelti strateginius tikslus, toks siekinius susijęti su sveikatos sistemos siekiniais, dalyvauti rengiant ir tvirtinant aišku reglamentuotą valdymo modelį, dalyvauti rengiant ir tvirtinant vadovo motyvacijos sistemą, vadovo atrankoje taikyti griežtus reikalavimus vadybiniai kompetencijai. Gydytojų vadovų sąjungai, nevyriausybinėms organizacijoms, parengti ir įgyvendinti į dabartiniams vadovams specialią kvalifikacijos kėlimo programą. Parengti kaštų paslaugų paštų skaičiavimo metodiką. Parengti ekspertus kaštų apskaičiavimo metodikos diegimui. Apmokyti paskirtus darbuotojus kaštų apskaičiavimo metodikos diegimui įstaigose. Parengti ekspertų grupę pažangiausiams vadybos metodams diegti įstaigose. Dalyvauti rengiant ir tvirtinant aišku bei reglamentuotą valdymo modelį. Dalyvauti rengiant ir tvirtinant vadovo motyvacijos sistemą. Toks mūsų kreipimasi. Ar turite kokių klausimų? Tada noriu paklausti, ar jūs palaikote šitą kreipimąsi? Šitą pasirašo dabar taip. Mes turim 2 kreipimasis. Antras kreipimasis bus dėl finansavimo, tai pasirašo kiti asmenys. Čia pasirašo gydytojų vadovų sąjunga. Ar taip? Gerai. Tada mano kvietimas. Kadangi mes turim visi bendrą problemą, tai yra nepakankamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Jinai gimsta iš 2 šaknų. Visų pirma, reikia sutvarkyti procesus, dirbti efektyviau pačioms įstaigoms ir antra, trūksta finansavimo. Ir šitai problemai spręsti mes neturėtumėm rodyti pirštais viens į kitą, tu kaltas arba tu kaltas. Aš kviečiu bendradarbiauti. Būtent bendradarbiauti. Mes esam mokesčių mokėtojai, mes išlaikom šitą sistemą, mes esam pacientai visi, ten lankomės. Ir sveikata yra mūsų brangiausias turtas. Kas už bendradarbiavimą? Tos priemonės, kurios yra ten surašytos, jos yra gal nepilnos, gal netikslios, bet nesvarbu. Ir 1000 mylių kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Nuo šito kreipimosi. Jeigu jūs dabar balsuosit palaikote, tai judėsim priekį. Jeigu jūs čia susirinkę kaip pažangiausi, sąmoningiausi Lietuvos visuomenės dalis už tą kryptį nebalsuojate, tai tada išsiskirstom ir nieko daugiau nedarom. Aš taip, rusai sako, stavliu vapros ribrom. Arba. Finansavimas, nesitikėkite, sunkiai bus padidinti finansavimą. Šitos priemonės padės šiek tiek susitvarkyti, bet ar tenkina pacientus tokia sistema? Ar mus pačius tenkina? Gal kas galėtų pasisakyti savo nuomonę? Gal Romualdas gali tarti ką? Tai ką darom? Ar norite atidėti tą kreipimąsi patvirtinti po antros dalies? Nes antra dalis mes kalbėsim apie tai, kokia yra sistema, jos įvertinimą aš pristatysiu, kaip aš matau jį. Ir kalbėsim apie galimybę sukurti papildomą
sveikatos finansavimo šaltinį. Ambicingi tikslai. Ir po šito, po antros dalies bus kreipimasis į visuomenę, į valstybinės institucijas, į politinės partijas apie tai, kad spręsti reikia šitą klausimą. Kokių bus pasiūlymų? Sakykit. Sumai tikrai pritartume, tai visiems reikia, man atrodo, dabar šitą kreipimąsi, bet kur dabar tik pamatė, mes reiktų vis dėlto svarstyti šiek tiek plačiau, per porą dienų mes siuntinėjom ir po to pritarėm, pasakom taip. Arba jeigu korekcijos reikalingos nežymios, principė pritarėm. Principė pritartume, bet reikia vis dėlto platesnio aptarimo su ypač asociacijoms. Gerai, tai pasiūlymas būtų toks, kad iš principo kryptis teisinga, ar teisingai suprantu? Prašau? Diskutuotina. Teisinga, bet reikia diskutuoti. Reikia diskutuoti. Aš iš vadybos pozicijų galiu pasakyti taip. Jeigu vadybos lygis nebus pakeltas į deramą lygį, iš tos sistemos bus toks pat brokas, koks dabar gaminamas. Atsiprašau, ne 100%, bet aš kalbu apie, reiškiasi, broką. Ir tai aš pristatinėsiu po kavos pertraukėlės. Taip ir, reiškiasi, pateiksiu savo įrodymus, kuriuos aš surinkau. Tai suprantu, kad dabar nebalsuosim. Ir taip, prašau. Formuluodami šitą nuostatą, kad neturi vadybinio išsilavinimo vadovai, statistiką remiatės, nes, kiek mes žinome, tai nemažai vadovų yra baigę vadybos mokslus papildomus, kaip jūs išvadinote, išlygnamuosius. Aš remiuosi 2011 metų gydytojų vadovų tyrimų, kuriuos mes darėm, reiškėsi, ne 8 metų, atsiprašau, 2008 metų tyrimų. Taip, šakinis tyrimas buvo atliktas ir ten mes klausinėjom, kokie jie turi išsilavinimą. Tai ten 90% buvo medicininis išsilavinimas. Tai tikrai ne visos. Mes rengėme paraišką kvalifikacijos kėlimo paramai gauti, darėm šakinį tyrimą. Ten buvo toks tyrimas padarytas, iš ten aš darau išvadas, o be to galima į tyrimų nedaryti, užtenka pasižiūrėti į rezultatus, kuriuos parodysiu po arbatos pertraukos ar kavos.